Sveiki žiūrovai. Labadiena žiūrovai. Mes pradėsime savo laidą šiuo įžvalginiu žodžiu. Mes paklausėme 12-okų apie paskutinį skambutį. Čia artėja paskutinis skambutis ir kaip švęsit paskutinį skambutį? Aš tai, pavyzdžiui, nieko nežinau, aš namie būsiu prie kompo sėdėjęs. Meluoji. Su klase švęsim. Kur švęsit? Kiek metatės? Metamės popem. Kaip tu popem? Ne popemės? Popem? Ai, ne, daviau pinigus gerai. Mes žinom, kad jums bus paskutinis skambutis penktadienį. Kaip jaučiatės iki penktadienio? Labai gerai, džiaugiamės, artėja mokyklos baigimo, kaip čia pasakius, pabaiga, visų labai geros nuotaikos ir šiaip labai faina, kad baigiam mokyklą, tik šiek tiek, aišku, yra šioks toks jaudulys, kuris užtemdo džiaugsmą, nes artėja egzaminai. Kaip dėl egzaminų dreba kinkos? Jo, dėl informatikos ypač. O kitų? Ko toksai liūdnas? Nes mokytas nerandu. Sveikinat mokytas, gerytas dovana? Jo. Ar gaila palikti mokyklą? Kaip dėl egzaminų? Tikrai gaila, nuoširdžiai gaila. Birės ašaros? Ne. Tai ko galit palyginti pirmą ar paskutinį skambutį? Kuris jums arčiau širdies, kurio labiau gaila? Gal paskutinę labiau laukiu, nes vis tiek mokyklos kaip ir nebus. Kada buvo pirmas skambutis? Rugsėjo pradiniai, neatsimenu. Kaip manot, kuris bus arčiau širdies jums? Tikrai paskutinis. Pirmas. Geras buvo pirmas, nors neatsimenu. Ko kaip manai, birės tavo ašaros, gaila mokyklos bus? O žinokit, labai gaila, taip, dar dabar kol kas nesijaučia, bet mokytojai, kai pradeda kalbėti visokias graudinančias kalbas, tai taip jau ašaros pradeda riedėti. Ir šiaip, manau, bent jau aš pati per patį paskutinį skambutį nuo tų visų tokių sentencijų, tai tikrai išliesiu bent ašarą. Pavasario iš tikrųjų nėra. Bet jis yra, tik ne mokykloje. Vaikai jį vejasi ir lekia iš mokyklos. Tad žiūrėkite. Kaip jums sekasi mokslai, kai už lango šviečia saulė šilti orai? Labai blogai. O kodėl? Todėl, kad už lango šviečia saulė ir baigiamieji metai muzikos mokykloje. Tai, kad kai saulė šviečia, labai sunku prisvers mokytis. Ai, ne paslaptis, kelintokės esate? Man 12. Aš 10-okės. Man visai patinka pavasarį mokytis, taip gera. Per pertraukas į lauką išeinam. Čia ironija labai didelė. Ne ironija, čia tiesa. Sveiki, ar jums sunkiau mokytis pavasarį? Tai faktas, kad sunkiau. Ar daugiau tenka mokytis? Kaip čia pasakys, biški daugiau, nes noris ir į lauką išeiti pabūt ir su draugais. Ar gerai sekasi mokytis muzikos mokykloje? Negerai sekasi mokytis muzikos mokykloje. Ar daug užduoda mokytojai namų darbų? Mažai, nors ir užduoda, bet nelabai darau. Ar netingite sėdėti mokykloje, kai už lango šviečia saulė? Na, kaip kada dažniausiai tingi. Ar jūsų pažymiai pablogėjo atėjus pavasarį? Taip, labai. Nejaugi taip tingisi mokytis? Tai visiškai nebeinam į pamokas. Pradėjome mėgti. Taigi, jūs matėte, kaip mokiniai nebelaukia pamokų ir skuba į lauką. Jie neskuba, o dainuoja į lauką. Todėl dabar matysite jų mėgstamiausias dainas. 3. Sveiki, su jumis ir vėl rubrika Kupiškio top dainų trejetukas. Kadangi Elyta serga, tai šalia manęs sėdi nauja narė. Aš esu Valda. Šiandien mes klausinėjome žmonių, kokia yra jų mėgstamiausia daina. Ir 3 vietoje yra Spaceman. O 2 vietoje daina Hot.
o garbingoje pirmoje vietoje Stereo Love. Susitiksime po 2 savaičių su kitomis naujomis dainomis. Viso gero! Štai ir išaušo mūsų nepergalinga diena. Baigėsi muzika, baigėsi pavasaris. Ir baigėsi mūsų laida. Bet pabaigai mes norime, kad jūs stebėtumėte tai, kas čia vyks. Viską įsidėmėkite, užsirašykite ir nekartokite to namie, nes tai dar tik specialistai ir triukų asai. Jūs stebėsite, kaip dingsta žmonės. Kokie žmonės? Kokie žmonės? Abrakadabra, šlankštalabam. Štai ir nebėra mano kolegos. Jis gerai išprovoja. Šlankštalabam. Kramtygumos. Pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas, pakramtygumos, pakramtygumos, pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas.